ten, kur nėra logikos, man neveikia. Hipnoterapiją mes galim įsivaizduoti kaip kompiuterinę sistemą. Mūsų monitorius, išvesties įrenginys, yra mūsų sąmoningas protas. Mūsų kompiuteris, didžiosios smegenys, yra mūsų pasąmonė. Ten yra saugomi visi mūsų prisiminimai ir programos. Iš programos mes turime emociją. Iš emocijos mes turime būdo bruožą. Iš būdo bruožo mes veikiame. Mes veikiame arba į sėkmę, arba į nesėkmę. Nesėkmės programas aš vadinu virusais. Įsivaizduokit situaciją. Jūs esate kaviniai ir šalia jūsų yra šeima. Vaikas, mama, tėtis. Ir vaikas pradeda verkti. Ir jums sukyla emocija. Kodėl tas vaikas verkia? Kodėl tėvai neatliepia vaiko poreikių? Gal jis pavargo? Ir išvis, kodėl jie negalvoja apie kitus? Ši situacija su jumis neturi nieko bendro, bet jum kilo emocija. Įsivaizduokite, kad tuo metu užsikūrė ugnis karšto vandens katilui ir ten pradeda kaisti vanduo. Emocija yra energija ir mes surandam įvairiausių būdų tą karštą garą išleisti. Nuo priklausomybių, depresijų, ligų, netgi terapijos. Kai tai nebeveikia, mes sprogstam. Mes sprogstam į išorę arba į vidų. Kai mes sprogstame į išorę, mes nukreipiame agresiją į išorę. Einame į mokyklą ir šaudom. Kai sprogstam į vidų, įsijungia savęs naikinimo programa. Tai gali būti depresija, autoimuninė liga ar net vėžys. Kol ta ugnis kūrenasi, kol mes nežinome priežasties, kodėl jinai kūrenasi, tol ta destrukcija grįžta. Todėl terapijoje aš dirbu su emocija. Mes paimame emociją, kaip pavyzdžiui, tą emociją iš kavinės – pyktį. Su juo keliauja